Jei jums įdomu, kas yra Binary Cent, pataikėte į tinkamą vietą. Šiame vaizdo įraše tiksliai paaiškinsiu, kas yra šis brokeris ir kaip juo naudotis. Binary Cent yra investicinė platforma, kuri buvo įkurta 2020 m. ir siūlo savo paslaugas beveik visame pasaulyje. Brokeris yra prieinamas daugiau nei 130 šalių. Binary Cent siūlo visiškai nemokamą demonstracinę sąskaitą, kuri leidžia išbandyti funkcijas. Nuorodą į brokerį ir specialų pasiūlymą rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Atidarę sąskaitą gausite prieigą prie prekybos platformos, kurią matote ekrane. Dabar trumpai aprašysiu, kaip naudotis Binary Cent. Dešinėje pusėje yra prekybos skydelis, kuriame galite konfigūruoti savo investicijų laiką ir sumą. Naudodami žalią arba raudoną mygtuką pasirenkate, ar manote, kad kaina kils ar kris. Jei manote, kad kaina kils per artimiausią minutę, tada nustatykite laiką 1 minutę, pasirinkite investicijų sumą ir paspauskite žalią mygtuką. Jei esate teisūs, per minutę uždirbsite iki 95 procentai. Jei pralaimėsite, prarasite visą statymo sumą. Atminkite, kad su šiuo tarpininku negalite prarasti daugiau pinigų, nei įnešėte į savo sąskaitą. Binary Cent leidžia atlikti labai pažangią analizę, naudodamasis indikatoriais, kuriuos rasite čia. Rodikliai leidžia kurti investavimo strategijas, kurios padidina jūsų efektyvumą. Rekomenduoju išbandyti rodiklius demonstracinėje sąskaitoje, kad tiksliai pamatytumėte, kaip jie veikia. Demo sąskaita yra neribota ir galite ją naudotis tiek laiko, kiek jums reikia. Tarpininkas siūlo prieigą prie daugybės skirtingų aktyvų, kuriuos dabar matote ekrane. Binary Cent yra prieinama naršyklės versija ir Android bei jos telefonams. Todėl, jei pageidaujate mobiliosios prekybos, tada šis brokeris tikrai yra skirtas jums. Tarpininkas siūlo keletą indėlių variantų. Galite įnešti pinigus naudodami kriptovaliutas, internetinės piniginės ir kredito korteles. Kai kuriais atvejais, prieš atlikdami indėlį, turėsite patikrinti savo sąskaitą. Mažiausias indėlis yra 150 DST, o indėlis iš karto atsiranda jūsų sąskaitoje. Atminkite, kad išimti pinigus galima tik į tą sąskaitą, iš kurios juos įnešėte. Patikrinimo procesas yra labai paprastas. Jums tereikia įkelti asmens tapatybės dokumento, paso arba vairuotojo pažymėjimo nuotrauką, o tada patvirtinti savo namų adresą dokumentu, kuriame nurodytas jūsų adresas. Pateikti šiuos duomenis yra visiškai saugu ir taip siekiama apsaugoti tarpininką ir naudotojus nuo nusikaltėlių vykdomo pinigų plovimo. Patikrinimas gali užtrukti iki 5 darbo dienų, tačiau daugeliu atveju paskyros patikrinamos per kelias valandas. Tikiuosi, kad iš šio vaizdo įrašo sužinojote, kas yra Binary Cent. Palikite prenumeratą ir pamėkite šį vaizdo įrašą, kad neatsiliktumėte nuo naujienų iš investavimo pasaulio.